Sveiki visi dar kartą. Šiandieną norėčiau ateiti pas jūs pasigirti savo nedideliu progresu LKS rinkinio geltonos rožės ir slyvos. Na, aš jau pakankamai nemažai atsiuvau štai tokią dalį. Iš karto galėčiau paimti ir pasakyti, kad taip, ši firma patenka į mano favoričių sąrašą. Tikrai nuostabus rinkinys, tikrai nuostabi schema, jokių sunkumų schemoje nėra. Bet vienas tai organizeris. Na tikrai jisai yra nepatogus, kai reikia atsikirpti, sakykime, siūlelį, tenai yra 6 gijos ir kaip jį toliau pritvirtinti. Na, ko tik tai neprigalvojau, sugalvojau štai tokį variantą. Na ką, dabar norėčiau parodyti jums ir savo pasistūmėjimą į priekį. Tada, va taip, gaunasi ant drobės. Na, iš tikrųjų, rezultatas tikrai džiugina. Slyvos tikrai, na, kaip natūralios ir lapeliai susisukę. Na, viskas tikrai nuostabiai. Šiaip siuvinėti šį rinkinį tikrai nėra sunku. Slyvos siuvinėjasi labai lengvai, lapeliai taip pat. Pats sunkumas yra žiede. Na, ten daug pavienių kryželių, daug spalvų vienoje vietoje. Bet prašom paimti ir pažiūrėti iš arčiau. Na, bet rezultatas iš tikrųjų to vertas. Manau, žiedai taip pat kaip ir slyvos gausis realūs, nuostabūs, kaip tikri. Tik tai vieno, ko nesupratau, ar tai buvo padaryta klaida, ar toks sumanymas. Čia fonas siuvinėjasi viena gija pusiniu kryželiu, bet yra keletas, kurie išsiuva 2 gijom ir pilni. Bet nesuprantu, kas norėta tuo pavaizduoti. O šiaip rezultatu tikrai esu patenkinta. Tikrai viskas nuostabiai, realistiškai atrodo. Mano šio darbo organizacija tikrai yra pačių paprasčiausia, tai yra siūlo aš niekur nepervyniojau, juosius taip ir palikau ant planšečių originalių. Adatas parkuoju štai taip. Schemą visada braižau, kad nepasiklyščiau. Tai toks nedidelis mano procesiukas. Tikiuosi, kitą kartą ateisiu jau su įsiskleidusiais rožių žiedais. Na, o dabar truputėlį pasižvalgykime į kryželius iš arčiau.